Sveiki, Gintaras iš anglų kalbos kursai.net. Pasižiūrėkim, kaip veikia online žodynas. Pirmas dalykas, ką reikia žinoti prieš pradedant dirbti su žodynu, tai yra šiaip jau žodyno pasirinkimas. Kadangi žodynų yra be galo daug, galbūt ne visiems aišku, kaip tą žodyną reikia pasirinkti. Čia aš negaliu nieko patarti, kadangi aš nežinau, kaip reikia pasirinkti žodynus. Aš galiu tik tai pasakyti, kaip aš pasirinkau. Taigi aš pasirinkau labai paprastai. Pasižiūrėjau, ką naudoja žmogus, kuris man yra autoritetas, tai yra Steve Kaufman. Ir kadangi jis naudoja Babiloną, tai aš per daug nesukdamas savo galvos irgi pasirinkau Babiloną. Dabar pažiūrėkim, kaip tas žodynas veikia. Čia aš turiu Real English, tai yra sekantis pamokų komplektas Effortless English sistemoje. Ir čia dabar aš turiu vienos iš pamokų transkriptą. Taigi turime tekstą ir tarkim, kad aš nežinau, ką reiškia žodis out. Užvedu pelės žymeklį ant to žodžio, kairę ranką spaudžiu mygtuką Ctrl, o dešinę spaudžiu dešinį pelės klavišą. Ir pasirodo vertimas. Aha, pasirodo čia ne vienas žodis, o visa frazė. Čia ir pasirodo, kuo šitas žodynas yra pranašesnis už kitus. Jeigu mes versim tik vieną žodį, greičiausiai, kad mums niekas bus neaišku. Bet šitas žodynas atpažįsta visą frazę. Taigi aš persikeliu tą frazę į savo žodyną, šitą paaiškinimą pasižymiu, taip pat nusikopijuoju jį ir jau turiu savo žodynę. Toliau keliaujame. Sakykim, dabar nežinome, kas yra ID. Vėlgi kartuojam procedūrą, kairė ranka mygtukas Ctrl, dešinė pelės dešinysis klavišas. Aha, ir vėl mes matom visą frazę. Tai yra I have no idea. Pasižymim, kopijuojam ir važiuojam toliau. Yra, sakykim, žodžiai, jeigu jie nėra išskirti atskirą frazę, sakykime, tą žodį. Pasižiūrėję, mes matom, kad tai yra tik vienas žodis. Galime išsiversti juos po vieną ir turime vertimą, kuris atitinka ir frazės prasmę šiuo atveju. Dabar pasižiūrim daugiau. Far-fetched. Sakykime, mes žinome žodį far, nežinom, ką reiškia fetched. Spaudžiame, turime vertimą. Vėlgi pasirodo, kad tai yra frazė. Jeigu versime žodžius atskirai, gausis nesąmonė. Dabar žodis due. Galbūt jis kai kam yra žinomas, kai kam ne, bet jeigu mes pasižiūrėsim, ką mums parodo žodynas, vėlgi rodo, kad tai yra frazė, reiškianti kryptį, kuri yra 90 laipsnių pagal kompasą. Labai tikslus paaiškinimas. Dar kartą žiūrim. All of a sudden. Vėlgi turim visą frazę. Čia ir yra svarbiausias dalykas, dėl ko man šitas žodynas taip patinka. Jisai atpažįsta frazes. Nereikia suk galvos, paspaudi vieną žodį ir turi visą frazę, visos frazės paaiškinimą. Tai ir viskas, ką aš norėjau parodyti apie online žodyną. Ir dar vienas dalykas, kurio nepasakiau, kad jis pateikia paaiškinimus ne iš vieno žodyno, o iš kelių. Čia, sakykime, mes turim Babilono vertimą. Toliau mes galime į Oksfordo žodyną keliauti, pasižiūrėti, ką tas žodynas siūlo. Labai paprastai, vieną žodį. Toliau galime eiti dar žemyn, pasižiūrėti, ką mums siūlo kiti žodynai. Vėlgi turim visą frazę. Dar keliaujam į apačią, pasižiūrim, ką apie tai sako Wikipedia. Dar keliaujam į apačią ir taip toliau. Matom, kad yra krūva žodynų ir mes vienu kliku galim pasiekti juos visus. Belieka tik skaityti. Dar vienas dalykas. Aš neverčiu į lietuvių kalbą.
Čia yra vėlgi kontroversiškas dalykas. Steve'as Kaufmanas labiau mėgsta vertimą į gimtąją kalbą, tačiau skaito ir paaiškinimus originalioj kalboje. Aš nemėgstu vertimų į lietuvių kalbą ir čia per mažai mes turim laiko, kad aš dabar papasakočiau dėl ko. Pagrindinė priežastis – man nepatinka interpretacijos. Mano tikslas yra suprasti kalbą, o ne ieškoti atitikmenų lietuvių kalboje. Jeigu man prasmė aiški, man visiškai nesvarbu, kaip tai skamba lietuviškai. Kita priežastis – vertimai yra žalingi. Daugiau apie tai galima pasižiūrėti Davido Longo filme, kuris yra mano bloge, straipsnėje apie daktaro Marvin Brown metodiką ALG, lietuviškai būtų automatinis kalbos augimas. Labai siūlyčiau pasižiūrėti tą filmą, kadangi ten be galo daug naudingų dalykų tiems žmonėms, kurie rimtai nori mokytis kalbos ir ypač tiems, kurie nori išmokti kalbą gerai, tai yra nori kalbėti sklandžiai ir pakankamai aiškiai, kad juos gerai suprastų tie žmonės, kuriems ta kalba yra gimtoji. Tai galbūt šiam kartui ir pakaks. Žodyną parodžiau, kaip jis vadinasi, pasakiau, galiu pakartoti, Babylon. Jo pranašumai, mano supratimu, visų pirma yra greitis, kadangi jis veikia labai greitai. Antras dalykas, jis pateikia vertimus iš kelių žodynų ir iš Wikipedijos. Trečias dalykas, jis atpažįsta frazes, kadangi verčiant po vieną žodį labai lengvai galima nuklysti į lankas. Šitas žodynas nuo to yra apsaugotas. Jeigu jums neaišku, ką reiškia kažkoks žodis ir jeigu jūs įeina į kažkokią frazę, jūs gausit visada visos frazės paaiškinimą. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvo Gintaras iš anglų kalbos kursai.net ir iki kito karto.